Žaidimai augintiniams lygiai taip pat yra reikalingi svarbus kaip maistas ar pasivaikščiojimai. Kalbant apie šunis, dažnai šeimininkai mėgsta rinktis lavinančių žaislus, tokius, tarkim, kuriuose galima paslėpti skanėstą. Tai tokie žaislai ne tik paskatins augintinį ieškoti, bet ir lavins protinę veiklą. Taip pat galima rinktis įvairių žaislus, kurie yra padengti iškiliomis tekstūromis. Taip šuo grauždamas tokį žaislą masažuoja savo dantenas, padeda pašalinti susikaupusias apnašas ir bendrai tiesiog padeda užkirsti kelią dantų apnašų susidarimui. Taip pat turbūt pastebėjote, jog šunys ypatingai mėgsta suleisti dantukus į minkštus žaislus ir tai yra vieni populiariausių žaislų. Taigi galite rinktis įvairius minkštus žaislus su skirtingomis detalėmis, su gumos elementais, virvės, cypsiančius ar traškančius. Na, o jeigu kalbėtume apie kates, tai katėms tikrai patinka interaktyvūs ir judantys žaislai, katė visą laiką su malonumu norės pagauti judančią pelytę, drugelį ar plunksnelę. Taip pat tokie žaislai būna su lietimo ar garso jutikliais, kurie katiną paskatina dar labiau žaisti ir įtraukia savo skleidžiamaisiais garsais. Na, žinoma, kaip ir šunims, katėms patinka minkšti žaislai. Tai taip namuose netgi padėsite apsaugoti savo baldus ar užuolaidas, nes katėms labai patinka suleisti nagučius į minkštus žaislus. Jie taip pat gali būti cypsiantis, traškantis, na ir katėms su jais patinka žaisti po visus namus.